Taigi, šiandien 20 iššūkio diena, liko tik viena diena, labai įdomu bus stebėti, pasidžiaugti, kas įvyko ir ką galbūt pakeisite savo kasdieninėje rutinoje po 21 dienos. O šiandien, kaip ir paskutinės keletą dienų, mes atliksime pilną veido jogos praktiką. Tai yra ištiesinsim nugarą, ištiesinsim kaklą, ištiesinam galvą, truputėlį eina atgal, aktyvuojam savo limfą, apkabindamas savo kauliukus, paspaudydamas. Galite užmerkti akis, galite įsijungti muziką, atsipalaiduoti. Praktiką atliekam ir ryte, ir vakare, skiriam laiko savo. Tik nuo jūsų pasirinkimo priklauso, kiek laiko atliksit veido jogą, kiek pratimų, kiek minučių, kiek skirsit tam, kad pasijaustumėt geriau, jauniau, gražiau. Taigi, atsipalaiduojam, galim pamiksuoti pratimus. Nėra būtina jos visą laiką atlikti lygiai taip pat. Ištiesinam nugarą, pasukiojam galvą lygiagrečiai pečių linijai į kairę, įkvėpdamas ir sukdamas galvą į dešinę, iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam, kvėpuojam tik per nosį. Galit pajausti, įkvėpimo metu išsipučia mūsų pilvas ir iškvėpimo metu pilvas susitraukia, subliūkšta. Taigi pasuksim galvą, ridenam tarsi kamuoliuką, atsipalaiduodamos lengvai. Ties priekiu ridendamos galvą įkvepiam ir ridendamos ties nugarą iškvepiam. Kiekvieną pratimą galite atlikti 15 sekundžių arba mintyse, skaičiuodama savo iki 15. Tikrai nieko nenutiks, jeigu pasuksit ir ilgiau. Atlaisvinam visą, jeigu kakle jaučiam traškėjimą, sunkumą, judesį tiesiog sušvelninam. Ties viduriu įkvepiam, iškvepiam, pasukam galvą į šoną, susirandam štai šitą savo, ne pirmąjį, o antrąjį savo raumenuką. Ir tiesiog iš apačios į viršų pramasažuojam iki pat plaukų augimo linijos. Keletą kartų. Iki 15 mintyse skaičiuojam, galima pasidėti tiesiog matuoklį, laikrodį priešai save, tam, kad stebėti ir neužimti minčių. Pasukam galvą į kitą pusę, vėlgi liečiam ne pirmąjį, o antrąjį savo raumenuką. Ir iš apačios į viršų tiesiog pramasažuojam. Kvėpuojam, jaučiam kvėpavimą, tuo pat metu jaučiam, kaip atliekamas mūsų pratimas. Truputėlį paspaudžiam, ne per stipriai jaučiam save. Sudedam krumpliukus už ausies, įstatom į taškiuką, į duobutę ir prasukam, pramasažuojam. Jeigu labai sunku, jeigu skauda, tiesiog galima įstatyti vieną pirščiuką į duobutę ir prasukti. Vėlgi iki 15. Apkabinam ausytes, ar ne, tarp pirščiukų ir įtrinam. Ir galiausiai išmasažuojam savo galvą, plaukus, skalpą, aktyvuojam kraujotaką. Jeigu viskas atliekama su meile ir šiluma, galite jausti, kaip kūnu bėgioja šiurpuliukai. Pajauskit. Praktika yra atsipalaidavimui, ne per prievartą daroma, išmasažuojam visą savo augimo plaukų liniją aplink savo galvą.
Galit paleisti plaukus, tiesiog išmasažuojam. Vakare lygiai taip pat atsigulus į lovą galit pramasažuoti savo plaukus, tam, kad atpalaiduotumėt ne tik tai save, bet ir savo mintis ir paleistumėt į lengvumą, į gerą miegą. Taigi, pasiglostam, susitvarkom. Kelsim antakiukus, lygiai taip pat padedam, prispaudžiam savo antakiukus o tvirčiau ir kelsim antakius. Ane? Pakeliam, prispaudžiam ir kilnojam. Šitas pratimas mažina kaktos raukšleles 15 kartų. Jeigu stipriau paspausim, pratimas bus daromas su didesniu efektu, didesniu svoriu jūsų kaktai. Bet pradžiai galit nuo lengvo paspaudimo pradėti ir po to tik tai apšildydama savo raumenį paspaudimą vis pastiprinti. 15 kartų. Atpalaiduojam, paimsim, pratempsim savo visą paakių sritį. Nutempiam iki pat viršugalvio. Vienas pratimas jaučiamas per lengvumą, per atsipalaidavimą, ne per skausmą, ne per kančią. Pratempiam 15 vėlgi sekundžių. Ištempiam. Galit kartu rankas, galit pavienės, galit po vieną, kaip jau jūs jaučiat, kaip jau jums patogu. Pratempiat. Dar vieną pratimą atliksim, kada dėsim pirščiuką ant nosies išlenkimo, štai ant šitos, ir tiesiog važiuosim iki pat viršugalvio viduriuko. Pratempiam. Dažniausiai čia darosi mūsų pykčio raukšlės, kada mes susiraukiam, kada prieš saulės žiūrim be akinių, tiesiog pratempiam nosytę, paliftinguojam, pakeliam 15 lygiai kartų. Perimsim prie akyčių, dedam 2 pirščiukus po akių zonoje ir po antakiukais ir pratempiam, lygiai taip pat nuvažiuojam į savo ausies kraštelius. Pratempiam ir nuvažiuojam 15 kartų. Rankytės turėtų būti lygiai grečiai jūsų linijai, kad nenuleisti, nes jeigu rankos nusileidžia, automatiškai mūsų linija taip pat leidžiasi į viršų. Mums reikia akytės tiesiog kelti į viršų. Tai rankytės, alkūnės lygiai taip pat turėtų būti mūsų pakeltos. 15 kartų. Pravažiuojam. Sekantis pratimas. Įstatom savo duobutės makro rankytės, sudedam lygiai grečiai delniukus palei nosies kampučius ir važiuodamas per apačią pagal smakro liniją nustumiam visą savo veiduką į ausies kraštą. 15 kartų. Dedam nosies kampučius pirščiuką ir kelsim nosį.
Darydamas jau 20 dieną galit pastebėti, kaip jūsų kiekvienas raumenukas lengviau pasiduoda judėjimui, kaip labiau vis treniruojasi jūsų veido oda ir veido srityje esantis kiekvienas raumenukas. Pakelsim nosytę, pakeliam nosį taip, kad atsivertų mūsų dantis ir tiesiog su viršutinė lūpa mes nujudinsim nosytę. Išlaikom nugarą tiesą, galva žiūri tiesiai, nenuleidžiam. Atliksim lūpų sričiai, tai yra, sakysim, o, u, a, ištempiam visą savo lūpą, atveriam tiek, kad jaustųsi tempimas šitoje srityje ir ištempiam į išorę taip, kad jaustumėm vėlgi tempimą mūsų lūpose. Ir noriu pasidalinti vienu tokiu tipsuku. Galit kiekviena pasitikrinti savo. Iš tikrųjų, į mūsų burną turėtų įtilpti 4 pirščiukai, be jokio skausmo, be jokio tempimo. Ir jeigu jaučiat, kad jūsų 4 pirštai netelpa į burną, tai yra ženklas, kad jūsų veido oda yra pakritusi ir reikalingas pakelimas jūsų veidukui. Taigi, kaip reikėtų pasimatuoti, tiesiog išsižiojam ir lengvai įstatom į burną savo 4 pirštus sudėtus štai taip lygiagrečiai, be jokio tempimo, be jokio lengvumo, turėtų jie tiesiog įlysti, nes tikrai yra klienčių, kurios nelabai gali įstatyti ir atrodo neišsižioja burna tiek, kiek turėtų. Tai visą tai jūs galite pastebėti ir savo veide, kaip jūsų šitas sritis atrodo, kaip jūsų atrodo štai šitos raukšlytės ir kaip jūsų yra su žandukais. Tai vienas iš pratimų netgi galėtų prasidėti nuo to, kad treniruoti atvertų burną ir pakelti jūsų veiduką į viršų. Taigi pereisime prie savo kaklo. Tai kaip ir praeitą kartą mes lenksime vieną pusę kaklo ir ištiesinam. Lenkiam, jaučiam tempimas savo kakle, ištiesinam. Lenkiam. Tempą ir lenkimo amplitudę pasistengiam padidinti pačią, su kiekvienu nusilenkimu pabandom pasiekti vis labiau ir labiau savo pečius. Nugaros nejudinam, pečių lygiai taip pat nepakeliam, nepadedam savo pratempimą, tempiam iki įtakos. Ištiesinam, pratempiam, ištiesinam. Įstatom apatinę lūpą į burną ir keliam. Ištempiam apatinę lūpą įstatytą, tiesiog iškeliam. Tempimas gali būti šitoj srity, galite jausti iš pečių srities lygiai taip pat tempimą, kadangi įsijungia ne tik tai mūsų kaklo raumenys, bet įsijungia ir pečiai. Aš nekartą jau sakiau, kad kiekvienas mūsų kūne surištas raumenukas yra susirišęs ne tik tai su ta vieta, bet ir su kitais žemiau arba aukščiau esantis raumenukais. Tai jeigu mes dirbam ties kakliuku, automatiškai mes pajungiame raumenukus, kurie yra nugariniai mūsų pusiai ir dekoltė ir krūtinės pusiai. Taigi 15 kartų. Ištempiam. Taigi
Šiandieną tiek, 20 diena. Nepamirškit savo veido rutiną atlikti netgi 2 kartus, tam, kad galėtumėt pasakyti pačios savo didelį ačiū už tai, kad jaunėjat ir gražėjat be papildomų įsikišimų ir jaučiatės puikiai. Taigi, jeigu kyla klausimų, rašykit, jeigu norit pasidalinti kažkuom arba turit įžvalgų, taip pat rašykit, komentuokit ir iki pasimatymo sekančią dieną.